Pasidalinsiu viena metodika, kurią galite padaryti namuose patys. Ta metodika leidžia praplėsti mūsų pinigų ir gausos priėmimą. Turbūt pastebėjot, kad mes kiekvienas turim savo tarytum ribas, kiek mes galim priimti tos gausos į save. Vienas galbūt tik tai minimalią algą gali gauti, kitas 1000, kitas 2, kitam ir 10, gal ir 15, ne taip daug atrodo. Taigi šiandien užduotis bus tokia, kad savarankiškai praplėsti tas ribas. Darbas toks. Pasiimate lapą popieriaus, užsirašote dabartinę savo gaunamą sumą. Tarkim, atskaitos taškas tebūnė 1000, ne? Pasirašot 1000 ir tada tą 1000 išdalinate išlaidomis ir pirkiniais išrašydamos, kur jūs juos išleisit. Kai jau išrašėt visą tą 1000 panaudojot, tada dvigubinat sumą ir dalinate 2000. Išdalinate 2000, tada dar sykį dauginate, jau dalinate 4000, išdalinę 4, bandot išdalinti 8, iš po 8 16. Žiūrėkit kiekvienas, kada jum atrodys, kad jau stop ir nebesugalvoju, ką man čia pirkti, kaip tos pinigus išleisti. Berašant pamatysit, kaip pritrūksta tų pirkinių. Atrodo, neturiu aš čia ką pirkti, visko lyg jau gana. Ir mano noras, kad jūs pamatytumėt, jog pinigai tai nėra tikslas, kurio reikėtų siekti. Reikėtų siekti tos būsenos ir ypač kažkokio pirkinio, galbūt net užčiuopsit, ką jums norėsis nupirkti tam tikrą sumą jau uždirbant, ne? Kai jau pajusit, kad rašot kažkokį pirkinį savo ir kad ten suskamba visas kūnas, ne? Siekit va šitos būsenos. Taigi, suma nėra rezultatas. Rezultatas yra ta būsena, kai jūs galėsit to įsigyti. Tai tiek šiandien.